Labas gerbimieji klausytojai, visą laiką norėjau Lietuvos žmonėms liudyti lietuvių kalbą, rusų kalbą, kokiom tik moku. Šiuo metu gyvenu daugiausiai Suomijai, tai esu grįžęs dabar, kaip tik turiu labai nuostabią progą jums, tautiečiai, paliudyti iš tikrųjų, kad tas mūsų viešpats, kurį mes vadinam įvairiom kalbom, rusiškai Jėzus Kristus, Jesus Christ ir Jėzus Kristus, jisai iš tikrųjų yra tas vienintelis viešpats Dievas, kuris 3 dieną prisikėlė, jisai prisikėlė mano gyvenime ir aš tą šiandien paliudysiu. Šiandien pasakosiu liudijimą, kaip man įvyko viskas, nes aš buvau iš tų žmonių, kur jeigu nepamatysiu, aš niekaip ir nepatikėsiu. Vat leido viešpats man pamatyti, o dabar esu jo liudytojas. Ne Jehovos, o Kristaus viešpatės mūsų liudytojas. Va. Viskas prasidėjo, kada einant į sporto salę, o sporto salė reikalinga žmogui treniruotis, o mes žinom, kad žmogui sveikata reikalinga, kad jisai gerai jaustųsi. Tame nusikalstamam pasaulyje jinai netgi dar daugiau reikalinga. Jinai reikalinga tam, kad kitą žmogų tu galėtum paverkti, kad tu galėtum jam parodyti savo jėgą. Taip ir aš gyvenau tokiais supratimais, treniravausi tam, kad kažkam tai kumščių parodyti savo valdžią. Bet ačiū Dievui iš jo malonę, kad jisai mane pakeitė. Ir vieną dieną aš nuėjau į treniruotės, aš pasėmiau štangą, mėginau ją pakelti ir supratau, kad many neliko kaip minimum pusė jėgos. Ne to, kad aš blogai pasijutau tą dieną, automatiškai aš supratau. Jeigu imt procentaliai, tai 50% mano jėgos iškart kažkur dingo. Nu ir aišku, kai žmogui, vyrui atsitinka toksai dalykas, jisai ką daro? Turi pinigų, turiu ryšių, turiu gydytojų pažįstamų, aš einu ieškoti pas daktarų, kas man atsitiko. Aš nueinu pas gydytojų, jie mane ištiria, šiais laikais nelabai sunku viską pamatyti per visokius tenais įrankius. Ir jie sako, tu esi, sako, visiškai sveikas žmogus, sako, mes tave ištyrėm, sako, pas tave visi organai funkcionuoja gerai, sako, mes nieko nematom. O aš jaučiu, kad many nėra jėgos, many yra gedimas. Ir aš nuo jų neatstoju nuo tų daktarų. Nu, jie sako, jeigu jau taip reikalai pakrypo, sako, tu gal nueik pas psichologą, sako, pasikonsultuok. Nueinu aš ir pas psichologą. Praveda jisai man daug seansų, mes ten kalbamės. Šiandien man aišku, kad ir psichologas nieko negalėjo man padėti, nes jisai vis tik tais ne Dievas. Va. Ir žmogus, toks kaip aš, kuris užsispyręs ir turi savo tikslą pasiekti, aš vis tiek nepasiduodu. Aš eilinį kartą einu ligoninės laiptais, ten sutinku brolio žmoną. Jinai taip galvą palingavo ir sako, tu Kęstai, sako, dar vis pas tų daktarų vaikštai. Nu, aš taip nušisipsojau, sakau, jo, vaikštau. O jinai sako, o tu paskaityk, sako, va tokia ir tokia knygutė. Tai reiškia, kaip ir jau apie Dievą. Nu, man tas žodis, Dievas, man jisai visiškai nieko nesakė. Aš gyvenau ano kunigaikščio pasaulyje ir Dievas buvo pinigai, ir toliau nevardinsiu. Visi negražumai buvo mano Dievas. Aš pats savo buvau pasaulio bamba ir man niekas nieko negalėjo paaiškinti. Va. Nu, bet tyliai niekam nesakant, aš pradėjau skaityti tokio pobūdžio knygutes. Vieną knygutę perskaičiau, ten rašo apie Dievą. Antrą, trečią. Nu ir ką? Kažkokie tai prasidėjo viduj tokie pamastymai. Vis tik tai, kur dingo ta mano jėga? Kodėl pas manęs neliko sveikatos? O aš visą gyvenimą kaip ir Dievu laikiau sportą. Nuo vaikystės treniravomės kartu su vaikinais ir visą laiką aš dominavau būtent dėdamas jėgas į sportą, į sportą. Ir čia kaip būtum iš matraso ištraukę tą kimštuką ir iš manęs išėjo oras. Va. Nu ir ką, vyksta veiksmas toliau. Kada jau aš pradėjau to pobūdžio knygutes skaityti, pasėmiau tokią jau truputį rimtesnę knygą, bet ką visiems per liudijimą jau vardiju, tai nebuvo Biblija, tai nebuvo Dievo žodis, tai buvo eilinė knyga.
Ir tenais buvo rašoma apie nuodėmę. Apie nuodėmę. Tas žodis anais laikais, kai aš buvau visiškai tamsoj, jisai mane tik tais, sukeldavo tokią šypsenėlę ir viskas. Žodis nuodėmė man nieko nesako. Šiandien šitas žodis man yra labai atsakingas, į šitą dalyką žiūriu labai rimtai ir aš suprantu, kas yra nuodėmė ir kodėl jos nereikia daryti, bet tęsiu liudijimą toliau. Va, kada aš skaičiau ir tas žodis nuodėmė išlindo, mane tą knygutę sujuokino ir aš ją numečiau. Galvoju, ką čia skaityti, vėjai kažkokie tai. Bet paskui, užkart aš ją paėmiau, galvoju, daskaitysiu tą knygutę, vis tik tais, o kas ten toliau vyksta, kadangi jau rašo. Ir aš skaitau toliau, o tenais rašo, jeigu ta taurė persipildo nuodėmėm ir toliau vyksta liudijimas. Mano galvoj suskamba, nepaprasto garsumo skambutis, taip kaip viduriniai mokykloje rusų kalboj, ir aš jį būtinai visą laiką suskambinu, ir jums, radijo klausytojai, pasakysiu, kaip panašiai tas atrodė. Tai buvo taip. Trr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 r
balsas toksai, sako, stokis ir eik. Galvoju, kur? Aš gyvenau tada 4 kambarių bute, o 4 kambarių bute būna toksai tamsus kambariukas. Ten buvo seifas su vienim tokiom diubeliais prišaudytas prie sienos, ten buvo sudėti mano visokie negražūs dalykai. Ir tame seife buvo toksai kryžius. Gana didelis kryžius padarytas, bet paskutiniu laiku aš jo net nenešiojau, nes jis buvo labai didelis, auksinis kryžius. Aš jį buvau numetęs į tą seifą ir aš kaip ir pasiimu šitą kryžių, pasikabinu ant vinučių, kur buvo mano įrankiai sukabinti, ir aš stoju prieš tą kryžių ir jau kaip ir dvejoju, liktai galbūt pasimelsti. Ir tas žmogus, kuris dar senas, mes kaip sakom, sako, viduj taip tyli, tu ką, sako, žadi jau dabar, pradėti melstis. Ir manį pradėjo tokias dvejonės būti, kaip ir pradėti melstis, kaip ir ne. Bet jau yra liudijimas, iš kurio nei aš nieko nebegaliu pakeisti, nei ir norėčiau kažką savo dadėti. Nuo to kryžiaus pradėjo iš pradžių taip kaip blizgėti, tokią šviesą eiti. Paskui ta šviesa dar labiau pablizgėjo ir aš taip kažkaip galvoju, tikriausiai aš pavargau beskaitydamas knygą ir man reikia truputį pailsėti. Aš tai paėmiau rankomis, pertriniau akis, kad ta šviesa pasibaigtų. Bet ta šviesa, jinai ne tik, kad pasibaigė, jinai dar labiau pradėjo spindėti. Nuo to kryžiaus pradėjo eiti galinga, stipri šviesa tokia, jau visiškai nebe, sakykime, kaip mūsų lempas, kad šviečia. Tai daug galingesnė šviesa. Šiandien saulėtą dieną aš vienam broliui sakau, pažiūrėkit saulę. Neįmanoma ją pažiūrėti. Tai kažkas tai tokio, kaip būtum stipri saulė, ar tai nuo suvirinimo darbų einanti šviesa tokia. Ir tas kryžius su ta visa šviesa tai pakilo man kažkur tai virš mano galvos apie kokią gal pusmetrį ir taip tiesiai. Ir aš supratau, kad dabar jau aš turėsiu kažkokį tai susitikimą su kažkokiu tai fiziniu tiesiog asmeniu. Ne su kokiu nors tenais bilekom ar tenais kažkokia tenais nematoma sfera. Būtent konkrečiai su kažkokiu tai fiziniu asmeniu aš dabar turėsiu susirėmimą. Vyrams labai greitai bus aišku, kas tas yra, kada tu turi susirėmimą su kažkokiu tai, sakykime, savo priešininku, tu atsistoji į tokią padėtį. Tai reikštų kaip boksininko, ar tai kažkas tai tokia. Aš atsistoju į tokią padėtį, jau su juom susigrumti. Bet staiga man atėjo supratimas, kad tas asmuo už mane N kartų, tai reiškia 1000 milijonus kartų, yra daug galingesnis. Ir tada ką reikia daryti? Reikia bėgti. Reikia pabėgti tiesiog. Ir aš taip mėginau staigiai sprukti iš to tamsaus kambariuko, bet iškart supratau, mano kojas buvo tarsi įmūrytos jau į betoną. Ir aš dar porą kartų taip pasispardžiau į vieną kitą pusę, kaip ištrūkti iš liūto nasrų, bet jau man nebepavyko. Aš supratau, kad esu pagautas to asmens
ir dabar kažkas tai bus. Ir viskas vyko toj pat greitai ir aiškiai. Nuo to kryžiaus, taip kaip tiesiai į mane pirštų, tokiu taip rodo, su ta visa šviesa ir su galingu tokiu balsu. Ir kas svarbiausia, mano nuostabai, mano vardą žino. Ir sako tiesiai man. Ir sako, tu Kęstai, sako, galvoji, kad manęs nėra. O čia man buvo viskas, mano liudijimas, kiek broliams, kiek sesėms, dabar jums Lietuvos žmonės, kad Dievas, tas Izraelio Dievas, nes žinau, liudijimą klausysis daug žmonių, visokių, tai vat būtent tas Dievas, kuris yra tik vienas, jisai žino mumis, vardais, pavardėm, mūsų inkstus kiaurai permato. Ir jisai sako, ir tu galvoji, manęs nėra, tada visos mano mandrystės, visi mano mandrumai, per vieną sekundę, aš kaip da sakau, aš įtikėjau, nei žmogaus, ne per ilgą laikotarpį, per vieną sekundę mano įtikėjimas buvo toks. Pats Dievas tiesiai mane pradūrė savo pirštų, pasakė mano vardą ir sako, ir tu galvoji, manęs nėra. Kai jisai man pasakė tokius žodžius ir tarsi galingas milžinas, kaip multfilmus rodo, milžinas Halkas, taip paėmė mane savo tvirtą ranką, taip už pilvą srity, taip sučiupo, taip, ir taip kaip per amerikietiškus kalnelius, taip veda ir sako, žiūrėk, kaip tu gyveni, sako. Ir parodė mano gyvenimo nuodėmes. Bet įdomiausiai, kad jisai man neparodė visų tų mano baisiųjų nuodėmių, kurias aš dariau tame nusikalstamam pasaulyje. Jisai man parodė tik tais tokias buitinės nuodėmės, kaip aš su žmona nesugyvenau, kaip aš grubiai kalbėjau ir taip toliau. Aš ir tų nuodėmių negalėjau pakelti, pasižiūrėti ir taip toliau. Dar jisai parodė man keletą nuodėmių ir aš staiga atsidūriau tokiam kaip lifte, sakykime, kad neįsiplėščia, tokioj vietoj, iš kur aš nebegalėjau nei ištrūkti, nei pabėgti. Ir staigiai viešpaties tas buvimas dingo. Viskas. Aš palikau kaip paleistas, kaip numestas, kaip išmestas. Ir ant didelio greičio tuo liftu aš pradėjau kristi į apačią. Ant didelio greičio. Tiek fiziškai, tiek dvasiškai. Ir man pradėjo trūkti oro, aš supratau, kad aš mirštu. O dabar tas gudrolis Kęstas, mandrolis, čia visi žino, su visais savo mandrumais, tiesiai žygioja į pražūtį. Tiesiai supratau, kad man dabar viskas. Už visą, ką aš pridirbau, kas yra, aš lėkiu ant didelio greičio į pragarą. Ir aš iš tikrųjų pradėjau mirti, dviesti žemėn, taip sakykime, ir supratau, kad vot, viskas dabar man baigsis. Ir tada baisus dalykai, aš kada liudiju, sakau, aš vienos minutės, aš netgi į patį pragarą nepakliuvau, bet man buvo baisu, aš liudijimą pasakoju šį čia Marijos radiją, dabar aš neverkiu, tiesiog noriu visas detalės išdėstyti. Tada aš blioviau, aš buvau sustingęs visas, aš drebėjau kaip lapelis, iš mano visų mandryščių neliko nieko. Ir tada aš supratau, kad man jau liko visiška trumpas laikotarpis, aš kiek turėjau jėgų susikaupiau ir aš pasakiau tokius žodžius. Vis tiek vaikystėje mes kartais buvom vedami į bažnyčią ir girdėjom tokius žodžius, dievuliukas. Ir aš tada taip vaikiškai iš širdies pasakiau, dievuliukai pasigailėk, aš daugiau taip nedarysiu. Girdėjote tokią frazę, aš daugiau taip nedarysiu. Ir aš tik ištariau tos žodžius, tas liftas taip ding, tarsi ant plytų kažkokių tai užkristų ir jisai sustojo. Iš karto, ne po biškį, ne minkštai, tik pasakiau tos atsiprašymus žodžius, liftas tik sustojo. Ir aš taip, galvoju. Ir man taip dėjo, taip kaip aš dažnai pasakoju, į patį pragarą aš jau tik tais iki rankenos taip dėjau ir pasakiau tos žodžius ir tas liftas sustojo. Ir aš taip įkvėpiau pirmą gurkšnį oro ir supratau viduj, kada aš nemirsiu. Aš įkvėpiau, man jau atsidarė akis ir aš jau pamačiau save vėl stovint tam pačiam tamsiam kambariuke ir galvoju, kas čia dabar man įvyko, su kokiu aš čia siaubūnu buvau susitikęs dabar. Aš ilgą laiką dar Dievą vadinau siaubūnu, nes nieko baisesnio gyvenime nebuvau sutikęs.
truputį galiu kaip liudijimą paduoti, aš tikrai buvau kaip nusikalstamam pasaulyje, buvau daėjęs iki visko, ir šaudyti, ir sprogdinimai, ir viskas, bet tokio baisūno aš niekur nebuvau sutikęs, niekur, tikrai, va. Ir dar jisai taip man parodė, vat kai mes pavalgom, ant stalo lieka trupiniai nuo maisto, ne? Jis taip parodė, va žiūrėk, sako, žiūrėk man, sako taip, per 1 sekundę, taip, į nieko nelieka. Nu, įsivaizduojat, su mūsų visais, vat kiek mes čia statom, laivas statybos, kosmosai, ne, visokie dangoraižiai, per 1 sekundę, sako, aš turėdamas tokią jėgą galiu jumis visus nuplauti ir nubraukti visą žmonijos istoriją. Bet šito jisai nedaro, todėl, kad jisai myli žmonės, myli. Ir jisai yra maloningas viešpats. Jau šiandien aš tą žinau. Kaip man parodė tą, kad per 1 sekundę jisai gali mumis nuplauti ir nušluosti, aš dar labiau išsigandau, kas jisai per baisūnas ir kas. Ir va tokį dievą aš buvau nusipaišęs ir drebėjau prieš tą dievą. Drebėjau prieš tą baisūną ir jo akivaizdoje va, jau toks ir buvau bijantis Dievo žmogus. Ir tada aš tyliai išėjau iš to tamsaus kambariuko, mečiau tą kryžių salionę ant kilimo, puoliau atgailauti. Būtent atgailauti, ne tik atsiprašyti sausai, taip Dieve atleisk, ateik į mano širdį, tenais tipo, ne. Aš kaukiau slibino ašarom, aš rėkiau, aš prašiau pasigailėjimo jo, aš gailėjausi nuo 5 metukų, ką padariau, aš prisiminiau visas nuodėmes, aš rėkiau tam baubui, kad jisai tik tais manęs nenužudytų, aš bijojau, drebėjau kaip apušies lapas. Ir man iš sanarių ėjo išlaisvinimas, toksai kaip atsiprašymo ir sutaikinimo tokia kova. Ir tai vyko apie kokią 2-3 savaitės, aš vien tik tais atgailavau, nes aš kitokio Dievo nepažinojau, aš dar nebuvau skaitęs nei Biblijos, nepažinojau nei vieno krikščionio, tikro krikščionio, kuris žinotų gyvąjį Dievą. Tai po 3 savaičių viso to mano nuliūdusio tikėjimo Dievu, to siaubo, kaip Dievo žodis sako, ryjanti ugnis, vis tiek gyventi tai reikia. Nu ir aš jau gyvenau tokioj Dievo baimiai ir vieną eilinę dieną jau vėl per gatvę, tai vėl buvo vidury baltos dienos, aš nebuvau naudojęs vėl nei jokių kvaišalų, nei alkoholio, nieko, ėjau tiesiog per gatvę ir mano kojos pačios pradėjo šokti. Tipo iš laimės kažkokį tai taip stripinėti, kaip mažo vaiko. Ir aš sakau, Kestai, sakau, tau virš 40 metų, tvardykis, tu esi viešoje vietoje, čia žmonės vaikšto, o tu eini ir per gatvę ir toks linksminėsi čia. Ir aš eidamas taip, vėl išgirstu tą patį balsą. Lygiai tą patį balsą ir man sako, pakelk galvą. Aiškiai vėl tokiu man suprantamu lietuvių kalboj, sako, pakelk galvą. Galvoju, po visų mano tų užsibrėžimų daugiau nieko blogo nedaryti prieš Dievą, matyti kažkur kažką jau padariau, vėl negerai, dabar kaip šaus man per sprandą ir aš sulinksiu čia turbūt vidury gatvės. Aš taip į kamoliuką susitraukiau, atsargiai pasižiūrėti dabar, ką aš padariau, Dieve tau. Bet jisai manęs nebaudė. Jisai taip palingavo galvą. Ir sako, žinai, sako, Kestai, sako, aš myliu tave. Tai buvo ne žmogaus pasakymas. Man niekas nėra sakęs tokią formą, tokių žodžių. Sako, žinai, sako, aš myliu tave. Na, aš buvau prislėgtas tokio pasakymo. Aš įpratęs kaip anam pasaulį mūsų. Būna taip, padarėjai blogą, gauk už tą blogį blogą. Taip ir aš visą laiką galvojau ir taip ir su Dievu, tipo, jo, aš nusipelniau, tegu būna man taip. Bet kai jisai pasakė, aš myliu tave, man buvo daug sunkiau išstovėti, negu jis būtų pasakęs, tu tenais dabar 10 metų turėsi, tipo, tik tais, tą ar tą daryti. Bet jisai nieko man nepriminė, jisai sako, aš myliu tave. Bet tai buvo labai tokia išraiška, praėjo jau 14 metų. O man tas liudijimas lyg tai būtų vakar atsitikę. Ir dabar vėl dvasia palėtė, visą kitą kartą aš papasakoju sausai, dabar vėl dvasia
Lietuvos klausytojai, jūs girdit, tai yra tikras liudijimas. Dievas myli netgi tokį parazitą kaip aš. Tai vat būtent jisai ir nori, kad aš daneščiau tą gerąją naujieną, kad yra išgelbėjimas. To iki galo liudijimą papasakosiu. Ir kadangi jis jau man pasakė tokius žodžius, aš jau kaip žmogus pradėjau su juom kalbėti. Sakau, kaip tada suprasti? Ką tik rodėjai, kad einu į pragarą, sakau, už savo padarytus darbus, sakau, o dabar, sakau, sakai, kad myli. Jisai vėl taip kaip nusišypsojo, sako, aš tikrai myliu jumis visus. Konkrečiai, aš jo nieko nebeklausinėjau, bet jis man pasakė tokius žodžius, kas atitinka Dievo žodį, kad Dievas tikrai pamilo pasaulį. Ir aš kaip žmogus vėl einu su juom į derybas toliau, nes pas manęs čia žemėje daug vargo ir taip toliau, o kai aš pamačiau, tame regėjime, dabar jau ne ten, kur pirmą kartą rodė, kad aš einu, bet jis parodė tą dangiškąją Jeruzalę, kur jisai gyvena. Man visos planetos galvoje apsisuko. Aš tikrai ten nebuvau, žmonės klausinėjo, kaip ten pas jį, sakau, labai fainai, bet aš mačiau visą tai tarsi per rakto skylutę. Tenais nuostabu, tenais šilta, jauku, mano širdžiai, tai yra mano namai. Ir aš jam vėl sakau, tai sakau, pasiimk mane, sakau, pas save, sakau, pas tave, sakau, jokių problemų nėra, sakau, viskas gerai, sakau, ir taip toliau, sakau, ką aš čia turiu ant žemės daryti, sakau, ir vargti toj žemėje, sakau, pasiimk mane pas savęs ir viskas. Jisai ir vėl taip, kaip tikrai jisai yra pats geriausias tėtukas, protingiausias, jis ir vėl tokią ramybę turi. Jisai taip ramiai, sako, ne. Sako, dar ne laikas. Tokie aiškus paprasti žodžiai. Dar ne laikas, sako. Eik, sako, eik. Dabar, sako. Ir pasakok, kur, sako, aš esu ir kur manęs nėra. O būtent dabar visiems ir pasakoju. Ar tai būtų Marijos radija, ar tai kitokia vieta, renginių. Šiaip mano išvis svajonė, kaip didelė oratoriai, kaip Leninas, dar kas nors, kalbėti Lietuvos prezidentams, kitų šalių. Dabar šiuo laiku aš būnu dažnai Suomijai, tenais visiems liudiju. Norėčiau visam pasauliui danešti tą gerąją naujieną, kad žmonės neitų ten, kur aš mačiau. Aš sakau, žmonės Lietuvos, klausykitės. Aš 1 minutę ten neišbuvau, 1 minutę, kaip ten reikia būti amžinybę. Ir kas išgirs tą liudymą, pradėkit klausinėti, ar tai kunigų, ar tai savo kaimynų tikinčių, kaip nepakliūti tą vietą, viešpats ne vieną nesiunčia ten. Pasaulį yra apgavęs priešas. Dievas atidavė savo gyvybę už mumis. Gelbėkimės lietuviai, ypač kas girdit liudymą, klausykitės, ieškokite išgelbėjimo Kristuje Jėzuje. Ir sako, eik ir pasakok apie 2 vietas. Tai sakau, kad tenais išgelbėjimas garantuotas tiems, kas įtikės Dievo Sūnų Jėzų Kristų. Ir kas jo meilę atstums, būsit tikrai neišmintingi, prarasit savo viską, ką tik galėjot gauti gražiausiai iš Dievo. Turiu nuostabų liudijimą, uždavinį, ką daryti. Man nereikia galvos laužyti, man aiškiai nuo Dievo pasakyta, eik dabar ir pasakok. Ir pasakoju jums savo liudijimą iki galo. Buvau visiškai paralyžiuotas nusidėlis, nusikaltelis. Šiandien esu išlaisvintas nuo visų gėrimų, paleistuvavimų, godumų, muštynių. Esu laimingas žmogus. Turiu žmoną, vaikučių krūvą. Ir einu ir pasakoju. Nesvarbu, ką žmonės apie mane galvos, visiškai aš nebenoriu būti protingas arba ten gudrus. Aš pagatavas dabar, kad tik vieną kitą galėčiau atvesti pas viešpatį, būčiau laimingas. Ir iš tikrųjų, mano iš seno pasaulio ir taip draugų, kuriems papasakojau, yra kas priėmė Jėzų Kristų ir šiandien yra laimingas gyvenimas pas juos ir pas manęs. Tai būkit palaiminti visi, brangus Lietuvos ir, aišku, nebūtent lietuviai, bet visi, kas klausėtės viešpatės Jėzaus Kristaus vardu. Dievas tikrai yra realus, gyvas ir laukia, kol jūs savo gyvenimą atiduosite į jo rankas.